Sveika, brangioji! Šiame video pasižiūrėsime, ką tavo dvasiniai vedliai nori patarti tau šią savaitę. Kaip visada, išsirink vieną kortų krūvelę, kuri tave labiausiai traukia. Čia bus pirmoji kortų krūvelė, antroji kortų krūvelė ir trečioji kortų krūvelė. Jeigu reikia tau daugiau laiko išsirinkti vieną krūvelę, tai sustabdyk šį video arba grįžk prie šio video vėliau. Ta krūvelė, kuri tave labiausiai traukia, ta ir bus tau patarimas šiai savaitei iš tavo dvasinių vedlių. Kiekvienos krūvelės video laiką rasi po šiuo video. Jeigu išsirinkai pirmąją kortų krūvelę, tai šis dvasinių vedlių patarimas yra tau. Šią savaitę tavo dvasiniai vedliai sako, kad gali būti kažkoks tai, ar gali iškilti kažkoks tai argumentas su tavo draugėmis. Jaučiu, kad kai kurie tavo santykiai su draugėmis nėra vienodi. Kiek tu duodi jai arba joms, tu tiek negauni atgal. Kažkas yra nebalanse, kažkoks nelygus energetiškas apsikeitimas su tavimi ir ta draugė ar su tomis draugėmis. Ir ne visi žmonės, kurie tau sako gražius dalykus, yra iš tikrųjų geri draugai. Tai kaip tu gali atskirti, kuri draugė yra gera draugė, kuri negera, tai žiūrėk pagal tai, kiek tu energijos įneši į tuos santykius ir kiek gauni tos energijos atgal. Ir kaip tu jautiesi prie tų žmonių. Jeigu tave labai išsekina, reiškia, energijos balansas nėra lygus. Jeigu tu pastoviai išeini iš draugas ir tau skauda galva, arba tu nekaip jautiesi ir norisi prigulti, tai yra ženklas, kad tie žmonės tau netinka. Ne visi žmonės, kurie yra tau malonus, turi būti tavo draugais. Arba tu nebūtinai turi praleisti su jais daug laiko. Ir tau nebūtina prie jų pritapti. Tu esi kitokia. Tu esi rebel. Tu esi juoda avis šeimoje. Ir tai yra gerai. Tau nebūtina pritapti prie kiekvienos kompanijos. Tu ir gimei tam, kad išsiskirti. Tai tau reikia išsiskirti kompanijoje, tau reikia būti savimi, kad galėtum pasikrauti save geros energijos. Mes dažniausiai, kai save užtildom, kai save prispaudžiam, kai bandom pritapti prie žemesnės vibracijos žmonių, tada mes jaučiamės blogai. Tau reikia tokių draugių, su kuriomis gali pasikrauti ir prie kurių gali būti visiškai savimi. Tavo kūnas pasakys, kuri kompanija tau yra gera. Tavo kūnas tau kažką sako šiuo metu. Jeigu šią savaitę ypač, jeigu jau eisiu susitikti su kažkokiomis tai draugėmis, klausyk savo kūno, ką tau kūnas sako. Jeigu, kaip sakiau, išėjus iš draugės jautiesi pavargus, skauda galva ar kažkur pradėjo skaudėti, reiškia, tau negerai yra ta kompanija, tavo kūnas tau sako, kad toj kompanijai tau yra negerai. Ir tau reikėtų pasižiūrėti, kaip išvalyti savo energiją. Aš turiu Contribui platformoje vibracijai pakelti melodiją, tai tą melodiją klausykis kiekvieną kartą arba einant pas draugės, arba grįžus iš draugių. Tai padės tau išsivalyti tų negatyvių energijų ir būtinai, jeigu dar nepasidarei, tai pasidaryk meistro apsaugos ritualą. Meistro apsaugos ritualas sukuria aplink tave tokį gerą auros lauką, kuris neleidžia blogiems dalykams, blogoms energijoms, negatyvioms energijoms prikipti prie tavo auros lauko, tam, kad galėtum išeiti iš žmonės ir bendrauti su kitais nepavargstant. Tau reikia užsidėti tą meistro apsaugos ritualą. Tai gerai šią savaitę būtų padirbėti ties tuo, pasiklausyti vibracijai pakelti melodijos ir išsivalyti savo auros lauką nuo blogų
blogų energijų. Šią savaitę tave veda tavo aukštesnysis aš, tavo dvasiniai vedliai, tai klausykis, jeigu gauni kažkokias tai intuicijos žinutes, ką tau reikia daryti, o ypač jeigu klausaisi savo kūno, tai suprasi šią savaitę, ką tau reikia pakeisti, ką tau reikia daryti kitaip. Tave veda, tu turi tą dvasinę guidance, jeigu tik tai įsiklausysi į tą guidance. Šią savaitę tavo afirmacija yra: pasaulis man yra saugi vieta. Tai tam, kad pasaulis būtų tau saugi vieta, tau reikia išsivalyti savo auros lauką nuo blogų energijų ir klausytis daugiau savo kūno. Ir tada galėsi į pasaulį žiūrėti kaip į saugią vietą. Taigi tiek, aš tau turiu patarimų iš tavo dvasinių vedlių šiai savaitę ir susitiksime kitą savaitę. Jeigu išsirinkai antrąją kortų krūvelę, tai šis dvasinių vedlių patarimas yra tau. Ar dėl kažko nerimauji ir negali užmigti naktimis? Jaučiu, kad šią savaitę, jeigu dar neatėjo, tai šią savaitę ateis kažkoksai tai nerimas, dėl kažko tu nerimausi, dėl kažko bijosi, kažkas bus tokio, kas neleis tau užmigti naktį. Jaučiu, kad tai yra susiję su kažkuo, ką tu bijai prarasti. Ar tu norėtum kažką pabandyti, bet tu bijai prarasti pinigus, bijai investuoti pinigus į tą dalyką, ar tu norėtum kažką pradėti, bet bijai, kad neturėsi tam laiko, kažkas yra, dėl ko tu nerimauji arba nerimausi, ir tai gali būti susiję su tuo, ką tu bijai prarasti, ką tu turi rankoje ir bijai, kad tai išsprūs iš tavo rankos. Bet tavo dvasiniai vedliai nori, kad žinotum, kad gyvenime turi duoti ir imti. Tai tau, pavyzdžiui, jeigu bijai prarasti pinigus, kartais, jeigu turi rankoje tos pinigus, kartais bent jau kažkiek reikia jų paleisti, duoti kitiems, kad tie pinigai paleisti su meile grįžtų tau 10-eriopai atgal. Tai turi būti toks energijos apsikeitimas. Reikia duoti tam, kad galėtum priimti. Ir tau reikia išmokti to priėmimo taip pat. Tau reikia išmokti to davimo su meile ir priėmimo. Kartais mums tai reikia tik tai atsiverti tam priėmimui. Kartais juk mes esame išmokyti, kad mes nemokam priimti, kad mums gėda, kai mums duoda dovanas, mes gėdijamės, kai mums kas nors ką nors duoda. Tai šią savaitę susikoncentruok į davimą ir priėmimą. Mokykis duoti iš meilės, duoti dėl to, kad turi investuoti savo pinigus, savo laiką, dėl to, kad tu jo turi daugiau negu tau reikia, ir priimti, kas grįžta atgal, kai tu duodi tą grįžtamąjį ryšį, kas grįžta atgal, mokykis priimti. Tai padės toms energijoms pradėti geriau plaukti į tavo gyvenimą. Bet matau į ką tu investuosi šią savaitę, ar tai būtų tavo laikas, ar tai tavo pinigai, ar tavo emocijos, ar tavo mintis, tai atneš tau daug sėkmės. Tik žiūrėk, kad neinvestuotum savo minčių negatyviai į tą dalyką. Investuok savo mintis pozityviai ir sukurk kaip ir ritualą, kad kiekvieną rytą atsikėlus tu savo kartosi, kad tu duodi ar investuoji, nes turi daug, ir mokaisi priimti. Tai padaryk taip kaip ritualą, kiekvieną dieną atsikelk ir sakyk, aš mokausi priimti ir mokausi duoti. Bet tai, į ką tu investuosi, tai, ką tu pradėsi, tai susiplanavus, ką tau reikės daryti ateičiai, kažkokius tai porą žingsnelių ateinančioms savaitėms, tai atneš tau didžiulės sėkmės. Tad nebijok, jeigu turi laikai kažką prispaudus ir nenori dalintis, tai
išmokus dalintis, išmoksi ir priimti ir tai atneš tau didelį progresą ir išmoksi priimti sprendimus daug greičiau. Jaučiu, kad atsilaisvins energijos ir visas tas davimas ir priėmimas kažkaip atsilaisvins ir greičiau pradės plaukti į tavo gyvenimą. Tad šią savaitę nebijok kažko prarasti, nes visada tai, ką atiduodi, grįž atgal 10-eriopai. Arba jeigu kažką atidavė ir liko tuščia vieta tavo gyvenime, tai būtinai visada užpildys tą vietą kažkuo kitu. Tad nesijaudink dėl to. Ir įsitikink, kad seki mano Contribui sekmadieniais ritualus, magiškos ritualus, kurie išeina, nes tie ritualai, kiekvienas ritualas po kiekvieno ritualo vis stato geresnius pamatus. Tad jeigu tik tai dabar prisijungiai prie mano Contribui platformos, įsitikink, kad pradėjai nuo pačių pirmųjų ritualų, nes, kaip sakiau, jie stato, tas vienas ritualas po kito statosi vienas ant kito, mes statome pamatus. Tai nešokinėk nuo pirmo ritualo iki paskutinio ritualo, bet pradėk visus nuo pat pradžių. Tai tie ritualai padės tau įsivažiuoti į tą į tas energijas, į tas davimo ir priėmimo energijas. Taip pat šią savaitę tam, kad nuvyti tas blogas mintis, apie ką tu nerimausi, grįžk prie savo passions, grįžk prie savo aistrų, prie savo hobių. Gal numetei kažkokį tai hobį, kur buvai anksčiau labai užsidegus, labai smarkiai darai, tai va šią savaitę reikėtų grįžti prie tų hobių, susirasti, kas tau įžiebė tą aistrą viduje. Tai tau padės nuvyti tas blogas mintis šalin. Ir tavo afirmacija šiai savaitei yra: su kiekviena diena mano pasitikėjimas ir tikėjimas auga vis labiau ir labiau. Taigi tiek aš tau turiu patarimų iš tavo dvasinių vedlių šiai savaitai ir susitiksime kitą savaitę. Jeigu išsirinkai trečią kortų krūvelę, tai šis dvasinių vedlių patarimas yra tau. Šią savaitę tavo dvasiniai vedliai nori, kad susikoncentruotum į sportą. Kad jeigu nedaug laiko praleidi sportuojant, tai šią savaitę reikėtų daugiau pasportuoti. Tavo dvasiniai vedliai sako, kad kūno stiprybė tau padės ateinančiuose pokyčiuose, nes matau labai gerus pokyčius. Kažkas įvyks labai greitai, kažkas pradės keistis labai greitai. Ir tau reikės to kūno stiprumo, to mentalinio stiprumo, kurį suteikia sportas. Nes mes, kai sportuojam, mes išleidžiam gerus hormonus, kurie mums padeda susitvarkyti su gyvenimu, su savo mintimis, su savo jausmais. Tai tau reikės tiems pokyčiams tos kūno stiprybės, bet pokyčiai, matau, bus labai geri. Jie gal bus dramatiški, gal kažkas įvyks labai greitai, kažkas įvyks labai netikėto, bet jie bus labai geri. Jie bus kaip sėklos tavo ateičiai. Jie tau, tie pokyčiai, pritrauks daug gerų naujų idėjų. Tu gausi daug naujų idėjų, kur anksčiau atrodo, kaip aš apie tai nepagalvojau. Ir tai pradės kurti pamatus ateities sėkmei. Jaučiu, kad pinigai ir viskas, kas susijęs su pinigais, tavo darbas, tavo piniginė situacija, atrodo kaip prašviesės ta gyvenimo sritis. Pradės viskas po truputį keistis, ta piniginė situacija pradės gerėti. Tai arba tu pakeisi darbą, arba gausi paaukštinimą, arba dar kažkokie tai pokyčiai darbo srityje, kurie atneš ir piniginės sėkmės daugiau ir daugiau gerų idėjų. Tai pasiruošk tiems pokyčiams, kurie ateina į tavo gyvenimą per sportą. Tai ir gal netgi mentaliai pasiruoš savo mintimis, pasiruoš, kad pokyčiai, kurie vyksta,
yra tik tai tau į gerą. Nors ir tau atrodo, kad čia darbe kažkas pasikeitė, biznėje kažkas pasikeitė, kaip čia blogai. Nepradėk panikuoti, atsimink mano žodžius, kad tie pokyčiai, kurie vyksta dabar tavo gyvenime arba netolimoje ateityje kažkas pradės keistis, jie yra tik tai į gerą, jie tau atneš daugiau finansinių galimybių ir daugiau nuostabių idėjų. Ir tu galvosi, vau, kaip aš anksčiau apie tai nepagalvojau, bet tai ateis su tais pokyčiais. Ir pasistenk išlikti rami. Tave gal išstums iš komforto zonos, bet tas išstumimas iš komforto zonos bus labai labai geras. Tai pasistenk išlaikyti tą vidinį balansą, pasistenk išlaikyti tą vidinę harmoniją ir kartok savo, kad pokyčiai yra tik tai nauda, kad šitie pokyčiai, kas vyksta, viskas bus super tau gerai, viskas gerai susiklostys tavo aukščiausiam gėriui. Tai vat išlaikyk tą vidinį ramumą ir nepasiduok panikai. Gali tai padaryti, tą ramumą, tą balansą, tą vidinę harmoniją gali išlaikyti paklausus savęs, su savim pasikalbėjus ir paklausus, o jeigu tai yra netiesa. Vat mes dažnai užsigalvojam, kad čia kažkokie tai pokyčiai vyksta ir o jeigu čia bus labai blogai ir mes prisigalvojam, kad čia yra blogai, kad čia yra negerai mums, kad viskas čia griūna. Ir reikia savęs paklausti, o jeigu tai yra netiesa? O jeigu viskas, ką aš manau, kas yra blogai, tie pokyčiai, kurie vyksta, kažkas pasikeitė, ko nesitikėjom, ko net nelaukiam, o jeigu tai yra netiesa, ta prasme, kad tai, ką mes galvojam blogai, gal iš tikrųjų tai yra geras dalykas mums. Mes dažnai bijom tų pokyčių, bet dažniausiai pokyčiai yra pats geriausias dalykas. Kartais būna, kad mes savo sakom, kad mes negalėsim pritapti, jeigu mes, pavyzdžiui, kraustomės kažkur kitur. Arba mes sakom, kad mums neišeis. Arba mes savo kartojam, kad mes neturim pakankamai laiko, neturim pakankamai pinigų, neturim išsilavinimo. O jeigu tai yra netiesa, o jeigu mes turim tą išsilavinimą iš savo patirties, o jeigu mes turim laiko, o jeigu mes iš tikrųjų turim pakankamai pinigų arba rasim tos pinigus, kai reikės. Tai vat, paklaus savęs, kai užplūsta kažkokios tai negatyvios mintis, kai norisi išeiti iš to vidinio balanso ir pradėti panikuoti, paklaus savęs, ar tai yra tiesa, tos negatyvios mintis. O jeigu tai yra netiesa, o jeigu tu pritapsi, o jeigu viskas bus gerai, o jeigu tau užteks pinigų, užteks laiko, užteks žinių ir išmoksi išreikšti save, gražiai kalbėti ir taip toliau. Tai vat, paklausk savęs, ką tu manai, kas yra tiesa, bet iš tikrųjų gal tai nėra tiesa. Ir tavo afirmacija šiai savaitė yra: aš priimu savo talentus ir gabumus su džiaugsmu ir dėkingumu bei su malonumu jais dalinuosi. Taigi tiek aš tau turiu patarimų iš tavo dvasinių vedlių šiai savaitei. Susitiksime ateinančią savaitę.